Melas yra psichologinis smurtas. Apie melagingą skundą, kad aš Eugenijaus sesuo paėmiau iš Eugenijaus asmens tapatybės kortelę, šį melagingą skundą parašė Nemunaičio seniūnijos seniūnas Avižėnis Rimantas policijai. Apie šį melagingą skundą, kurį parašė seniūnas Rimantas, ilgai kalbėsiu ir viešinsiu, nes šiam Nemunaičio seniūnui Rimantui negalioja nei Lietuvos įstatymai, nei žmogaus teisės. Niekada nebuvau paėmus iš brolio tapatybės kortelės. Kai mano brolį Eugenijų ištiko insultas, jis buvo išvežtas į Alytaus ligoninę Liepos 20 dieną. Liepos 21 dieną aš pasiėmiau mamą į Kauną. Mama pasiėmė savo pasą ir Eugenijaus pasą. Ir Kaune Eugenijaus pasą laikė pas save. Eugenijus niekada neprašė mamos, kad pasas būtų jam grąžintas. Bet mamai mirus ir vėl pradėjo rašyti melagingus skundus Nemunaičio seniūnas, kad sesuo laiko brolio pasą. O seniūnui Eugenijaus pasas reikalingas, nes Nemunaičio seniūnas Rimantas pavogė Eugenijaus paso duomenis, suklastojo dokumentus dėl socialinių paslaugų ir slapta nuo mamos ir sesers išvežė į Genytės globos namus. Taigi skundas parašytas psichologinio melo būdu. Šiame skunde seniūnas Rimantas melo būdu mane psichologiškai spardė. Jam galima, nes jis Nemunaičio seniūnas. Jam negalioja žmogaus teisės. Melo būdu psichologiškai trypė. Jam galima, nes jis Nemunaičio seniūnas. Jam negalioja žmogaus teisės. Psichologiškai žemino melo būdu. Jam galima, nes Nemunaičio seniūnas. Jam negalioja žmogaus teisės. Psichologiškai tyčiojasi melo būdu. Jam galima, nes Nemunaičio seniūnas. Jam negalioja žmogaus teisės. Tai psichologiškai šmeižia melo būdu. Jam galima, nes Nemunaičio seniūnas. Jam negalioja žmogaus teisės. Psichologiškai gąsdino melo būdu. Jam galima, nes jis Nemunaičio seniūnas. Jam negalioja žmogaus teisės. Jis tai daro piktybiškai, tyčia.
apkaltina nebūtais dalykais. Kad aš atėmiau iš Eugenijaus pasą. Niekada to nebuvo. Pasas visada buvo pas mamą. Esu emociškai įskaudinta ir man labai skauda. Negaliu tylėti. Taigi apie Nemunaičio seniūną bus dar labai daug vaizdelių, nes jis pavogė Eugenijaus paso duomenis, suklastojo dokumentus ir slaptai nuo sesers ir mamos išvežė į Genytės globos namus. Tačiau Eugenijus vasario 3 dieną parašė sutikimą, kad sesuo Nijolė Eugenijus sutinka, kad pas save laikytų tapatybės kortelę savo brolio Eugenijaus. Taigi į policiją nunešiau šitą sutikimą brolio, kad galiu laikyti kortelę. Ir buvo nutrauktas administracinio nusižengimo bylos teisena. Tai kiek tenka išgyventi dėl šito nežmoniško seniūno dirbančio Nemunaičio seniūnijoje. Bus labai daug vaizdelių apie jį. Sekite, nes negaliu tylėti.